Jūs namuose auginate graužikus, kurie viską griaužia? Nu tai išmuškit jiems dantis ir jie bus baldų poliruotojai. Nu, toks absurdiškas. Vyras žmonės sako, nu, sako, blembučki Jolanta, dariau šalituvą, sako, iš vis tai nieko nėra, sako, tam pelė, reiškia, pasikartų. Žmona sako, neliesk čia kalėdoms. Jeigu subirėjo santuoka, negalima kaltinti kažkurio vieno. Kalti abu, ir vyras, ir Anyta. Geras. Tik ne žmona. Sniego žmogaus sūnus klausė tėčio. Sako, tėti, o žmonių yra? Tėvas sako, žmonės baigės, valgyk sūrį. Sportininkas Žydrūnas Savickas atnešė į polikliniką mėginėlį, šlapimo tyrimo. Pastiem procedūrą kas metus. Gydytojai antrą savaitę nepateikia tyrimo išvadų, nes tiesiog negali atsukti indelį. Žodžiu, šefas, bosas, direktorius pasikviečia visus, sako, mėly kolegos, gruodis, prieššventinis laikotarpis, aš nusprendžiau, kad jums reikia pailsėti. Visi, wow. Tai va, žodžiu taip, aš 2 savaitėm skrendu į Maldyvus. Dantų gydytojo kabinete mama prašo Dariuko. Dariuk, nu būk gerutis, įsižiok, nu kad dėdė galėtų ištraukti savo pirštą. Nu. Čia toks gražus sugretinimas. Ne anekdotas, o sugretinimas. Optimistas visada sako, viskas bus gerai. Pesimistas atitarė. O kam? Grįžta vyras namo, pašventęs jau po penktadienio vakaro, atidaro durį žmona. Nu, ką sako? Grįžau, sako. Nu gerai, kur gėlės? O tai kur graži žmona? Nu toks. Ir dar vieną turiu. Eugenijau. Nu žinok, tu tikras genijus esi, Eugenijau. Oi, Sergejau, nu nuotaikos tau geriau negadinsiu.